Pradžios knyga 26 skyrius. Krašte kilo badas skirtingas nuo ankstesnio bado kilusio Abraomo dienomis. Ir Izaokas išsikėlė į Gerarą pas Filistinų karalių Abimelechą. Viešpats buvo jam pasirodęs ir sakęs: neik į Egiptą, įsikur krašte, kurį tau nurodysiu. Gyvenk tame krašte kaip ateivis, aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave. Tau ir tavo palikuonims atiduosiu visus šios kraštus, idant įvykdyčiau priesaiką duotą tavo tėvui Abraomui. Aš padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės, atiduosiu visus šios kraštus tavo palikuonims, idant visos tautos per tavo palikuonis gautų palaiminimą. Dėl to, kad Abraomas pakluso mano balsui ir vykdė, ką buvau jam paliepęs – įsakymus, nuostatus ir įstatymus. Todėl Izaokas apsigyveno Gerare. Kai vietiniai vyrai imdavo teirautis apie jo žmoną, jis sakydavo: ji mano sesuo. Mat jis baiminosi sakyti: mano žmona, manydama savo, šie vietiniai vyrai gali mane užmušti dėl Rebekos, nes ji tokia graži. Atsitiko taip, kad jam ten ilgesnį laiką pagyvenus, karalius Abimelechas kartą, žiūrėdamas pro langą, pamatė jį glamonėjant savo žmoną Rebeką. Abimelechas pasišaukė Izaoką ir tarė: tikrai ji tavo žmona, kodėl tad sakei, ji mano sesuo? Izaokas jam atsakė: todėl kad maniau, per ją galės netekti gyvybės. O Abimelechas tarė: ką tu padarei? Kas nors iš žmonių galėjo su tavo žmona sugulti ir tu būtum užtraukęs mums kaltę. Todėl Abimelechas įspėjo visus žmonės, tardamas: kas užgautų šį vyrą ar jo žmoną, tas bus nubaustas mirtimi. Izaokas tame krašte sėjo javus ir tais metais susilaukė 100 derliaus. Viešpats laimino jį ir žmogus praturtėjo, jam vis labiau ir labiau sekėsi. Jis tapo labai turtingas, įsigijo tiek avių bei galvijų kaimenių ir tokią gausią šeimyną, kad Filistinai jam pavydėjo. Užpildami žemėmis Filistinai buvo užvertę visus šulinius, kuriuos iškasė jo tėvo tarnai Abraomo dienomis. Ir Abimelechas sakė Izaokui: pasitrauk nuo mūsų, nes pasidarei daug stipresnis už mus. Todėl Izaokas iš ten ir pasitraukė, pasistatė palapines Geraro slėnyje ir ten apsigyveno. Izaokas atnaujino šulinius iškastus jo tėvo Abraomo dienomis. Filistinai buvo juos užvertę po Abraomo mirties ir davė jiems tos pačius vardus, kuriais buvo juos pavadinęs tėvas. Bet kai Izaoko tarnai, kasdami tame slėnyje, aptiko šaltinio vandens šulinį, Geraro kerdžiai susiginčijo su Izaoko kerdžiai, sakydami: tas vanduo mūsų. Todėl jis pavadino tą šulinį Eseko vardu, kadangi ten jie su juo ginčijosi. Po to jie iškasė kitą šulinį ir dėl jo susiginčijo, užtat jį pavadino Setna. Jis iš ten išsikėlė ir išsikasė dar vieną šulinį, dėl jo jie nebesiginčijo, užtat pavadino jį Rehebotais, sakydamas: šį kartą viešpats davė mums šiame krašte apsčiai vietos daugintis. Iš čia jis nukeliavo į Beršebą. Ta pačią naktį pasirodė jam viešpats ir tarė: aš esu tavo tėvo Abraomo Dievas. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Laiminsiu tave ir padauginsiu tavo palikuonis dėl savo tarno Abraomo. Tenai jis pastatė aukurą ir šaukėsi viešpaties. Ten pasistatė ir palapinę, ten Izaoko tarnai ėmė kasti šulinį. Ir Abimelechas atėjo pas jį iš Geraro su savo patarėju Ahuzatu bei kariuomenės vadu Picholu. Izaokas paklausė jų: ko atėjote pas mane, jei manęs nekenčiate ir atstumėte mane nuo savęs? Jie atsakė: dabar mes aiškiai matome, kad viešpats buvo su tavimi, todėl siūlome sudaryti sutartį su priesaika tarp mūsų abiejų, tarp tavęs ir mūsų. Sudarykime sandorą, kad tu nedarytum mums nieko pikta, lygiai kaip mes tavęs neužgavome, visada su tavimi tik gerai elgėmės ir leidome tau iškeliauti taikingai. Nuo dabar būk viešpaties palaimintasis. Jis iškėlė jiems vaišes, jie valgė ir gėrė, rytą jie pakilo anksti ir prisiekė vienas kitam. Tuomet Izaokas su jais atsisveikino ir jie išsiskyrė taikiai.
Atsitiko taip, kad tą pačią dieną Izaoko tarnai atėjo pas jį su žinia apie jų iškastą šulinį ir pranešė jam: radome vandens. Jis pavadino jį Šiba. Todėl iki šios dienos ir miesto vardas yra Beer Šeba. Ezavas buvo 40-metis, kai vedė Beerio Hitito dukterį Juditą ir Elono Hitito dukterį Basmatą. Jos apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą.